Sveiki! Šiame vaizdo įraše jau kalbėsiu apie šablonų redagavimą. Jeigu renkamės naują šabloną, galime paieškos laukelėje arba galime iš čia siūlomų pasirinkti tą, kurį norim, bet jeigu mes norime redaguoti šabloną, kurį mes turime jau pasirinkę, tiesiog spaudžiame ant pasirinkto šablono ir jis yra atidaromas. Apačioje yra galimybė pasididinti arba pasimažinti turimą šabloną. Na ir dabar aš paimsiu ir padidinsiu, patemsiu, kad būtų tų procentų daugiau ir važiuoju į patį viršų ir bandau pradėti redagavimą. Pirmiausiai pavadinimas. Ko gero jau suprantate, kad tai, kadangi sakiau, kad tai bus labai lengvas darbas su Canva, tai tiesiog užtenka spragtelėti 2 kartelius ir yra galimybė atsiranda redaguojamas teksto. Tai parašysiu pavadinimas. Ir jeigu tas viršuje esantis tekstas man netiks, tai aš galėsiu jį paskui ištrinti. Dabar visų pirma, dėl pavadinimo galbūt jums yra netinkamas šriftas, galbūt jūs norite pakeisti šriftą, galbūt jūs norite susimažinti raides ar pasididinti, galbūt jūs norite raidžių spalvą pasikeisti. Tai visą šitą jūs galite pasidaryti. Na ir dabar, tarkime, aš noriu, kad mūsų raidės būtų tokios žalios citrinos spalvos, tai pasirinkimą žiūrėkite ir yra žalios citrinos spalvos. Na, o dabar tas tekstčiukas, kur buvo čia mažas, aš jį pažymiu ir tiesiog klaviatūroje paspaudžiu delete ir jis yra ištrinamas. Grįžtu dar prie to paties pavadinimo. 2 kartelius, kaip ir sakiau, spragtelėjus pasižymė visas žodis. Ir aš turiu galimybę pakeisti šriftą, tai būtent čia paspaudus atsiranda šriftų galimybės ir aš renkuosi tokį šriftą, kuris man atrodo tinkamesnis, tik atkreipkite dėmesį, kada pasirinkau kitą šriftą, dydis išliko tas pats, bet kitas šriftas ir kitaip atrodo. Aišku, aš galiu dar bandyti kažkiek tai paplatinti į vieną pusę, į kitą pusę, tačiau jis vis tiek netelpa ir man reikėtų pakeisti šrifto dydį, jeigu aš norėčiau palikti šį šriftą. Tai pamažinti galime arba su minusu spaudžiant, arba tiesiog šitoje vietoje rašius kažkokį norimą dydį simbolių. 70 man jis visai tinkantis yra, nes visas žodis tilpo. Na, kai norėsime kažkur tai nusikelti, pasidėti, galime jį perkelti į kitą vietą. Atkreipkime dėmesį, atsiranda tokia vertikali linija. Tai rodo, va dabar matote jūs ją, rodo, kad tas mano pavadinimas, tas objektas yra tiksliai lapo viduryje pagal pagal horizontalų lygiavimą. Iš vieno šoniuko ir iš kito šono mes turime tokį pat atstumą. Jeigu reikėtų padidinti, pamažinti, jūs galite tiesiog paimti ir padidinti, pamažinti. Jeigu jūs norėtumėte pasukti šitą turimą pavadinimą, galbūt jūs norite kažkiek tai pasukti jį, tiesiog galite paimti šitą mygtuką ir pasukti ir dabar turėsite tokį. Taip atrodantį savo infografiko pavadinimą. Toliau analogiškai redaguoti galime ir kitus tekstus ir dar tik tais norėčiau atkreipti dėmesį į foną. Jeigu jums netinkamas yra tas juodas fonas, visada mes jį galime pakeisti. Čia pas save turiu pačioje apačioje fonas, taip ir parašytas. Na ir žiūrėkite, kada aš jau čia esu, tai turiu galimybę vėlgi pasirinkti daug įvairių fonų. Na ir įsirinkti reikėtų tokį, kokį jūs norite. Galbūt visai man jis tinkamas yra ir netinkamas, nes apačioje matosi dar senojo fono. Tai tiesiog reikėtų rinktis kažkokį kitokį ir dar daugiau matosi, tai galbūt reikėtų pasirinkti tokį, kuris jau uždengs visą ir, čia yra uždėtas, atsiprašau, čia yra uždėtas
paveiksliukas, kurį reikėtų tiesiog ištrinti ir viskas. Tai galiu grįžti atgal prie to buvusio pasirinkimo ir dabar jau viskas yra gerai. Tai tiek nepastebėjau, kad yra paveiksliukas. Taigi, pakeitus foną, aišku, nebetinka mūsų spalva, tai galbūt teksto spalva vis dėlto turėtų būti juoda, kad tekstas būtų skaitomas aiškiai, tai tą ir padarykime ir galime pasirinkti, sakykime, norimą spalvą. Aišku, galime rinktis ir kažkokią, tai sakykime, kitokią spalvą ir galbūt ta kita spalva irgi tiktų prie mūsų kuriamo dizaino. Na ir vėlgi, sakykime, norime pakeisti čia šito teksto antraštę, tai rašau teksto antraštę. Ir vėlgi, jeigu norėčiau, vėlgi galiu tą patį daryti, galiu šrifto dydį pasikeisti, galiu patį šriftą pasikeisti, galiu nuimti paryškinimą, sakykime, galiu pasvirinti, galiu pabraukti, galiu nubraukti, galima padaryti, kad būtų didžiosios mažosios raidės parašytos, tai visą šitą galime daryti. Toliau yra lygiavimas, tai mes galime lygiuoti viduryje, mes galime lygiuoti pagal dešinį šoną, pagal kairį šoną ir pagal abi pusės tekstą. Na, toliau kalbant yra numeravimas arba sąrašas, tai va čia paspaudus mes galime sužymėti, sąrašą padaryti ir dar sykį paspaudus mes galime numeruoti. Tai tokiu būdu dar sykį paspaudus išjungiame ir sąrašo ženklelius ir numeravimą. Toliau yra tarpai. Tarpai gali būti tarp raidžių. Jeigu mes norime, kad būtų retesni tarpai, mes galime pasiretinti tuos tarpus. Ir tarpai gali būti tarp eilučių. Jeigu norime, kad būtų daug didesni tarpai tarp eilučių, galbūt norime, kad gražiai įsidėstytų tekstas, tai šitoje vietoje mes galime pasidaryti tarpus tarp eilučių. Dabar turime vieną eilutę, nelabai matysis. Bet šitame tekste tikrai matytųsi, kad jeigu aš didinu tarpus tarp eilučių ir žiūrėkite, tas užimamas plotas to teksto iš karto iš aukščio didėja. Tai tokiu būdu jau mes turime pasikeitę teksto antraštę. Čia yra parašyta, kuris tai yra tekstas. Aišku, jeigu jis reikalingas jums, galbūt norite pasididinti, galite pasididinti, jūs jį galite persikelti kažkur tai į kitą vietą, galbūt prisitaikyti kažkur kitur ir turėti tokioje vietoje. Galbūt jūs norite jį nusinešti ir pasidėti kažkur tai ant nuotraukos ar dar kur, tik aišku reikėtų keisti spalvą. Analogiškai čia yra tekstas, jeigu jūs imtumėte tekstą iš interneto platybių, tai Ctrl+C, Ctrl+V įterpimui ir tokiu būdu galėtumėte turėti jau tą tekstą. Arba, aišku, galite rinkti savo tekstą. Na ir visada, aišku, galime pakopijuoti ir aš tik tais parodau, kad daugiau to teksto būtų, tai žiūrėkite, jau tarpelio tik tais nebuvo pasidėję, tai dabar jau turiu susirinkęs ir pasidaręs tekstą tokį, kokį noriu. Aišku, vėlgi reikėtų keisti simbolių spalvą ir galime naudoti tą pačią spalvą, tas, kuris buvo pavadinimas. Galite, jeigu norėtumėte, keisti kitą, bet tada jau labai būtų jūsų dokumentas toks spalviškai nelabai suderintas. Tai reikėtų galbūt kuo mažiau tų spalvų primarginti, kad tas jūsų kuriamas dokumentas atrodytų vizualiai tvarkingas. Na ir nuotraukos. Nuotraukos pakeisti į savo nuotraukas. Žiūrėkite, čia kairėje pusėje yra įkelti failai, tai čia jūs galėsite įkelti savo nuotraukas, paspaudus čia,
aš turiu nuotraukų ir mes galime tas jau nuotraukas anksčiau įkeltas mano naudoti. Jeigu jūs norėtumėte įkelti savo kompiuteryje, turite nuotraukas ir norite jas įkelti, tai jūs galite pasirinkti įkelti failus, tada jums leis pasirinkti, kokius failus norite įkelti ir galėtumėte įkelti. Lyg tai bandžiau surasti vieną failą, bet dabar taip staigiai neparodė. Na, o jau įkelti failai atsiranda čia ir aš, tarkime, noriu va šito liūto, tai aš tiesiog jį galiu nutemti ir įkelti į šitą rėmelį ir turiu aš tą liūtą jau šitame rėmelyje. Galime padaryti taip, kad 2 kartus spragtelėjus ant tos nuotraukos dar turime galimybę nešioti kažkiek tai į šonus. Jeigu nuotrauka būtų didesnė, tai yra galime nešioti ir žiūrėkite, dar galime pasukti į vieną pusę, į kitą pusę ir turėti va tokį variantą. Galime nuotrauką, aišku, kažkiek tai dar padidinti ir, kaip matote, mūsų nuotrauka dabar atrodytų jau taip. Tai dar įkeltą nuotrauką mes bet kada galime pasitvarkyti. Jeigu jūs neturite savo nuotraukų, o norite naudotis nuotraukas, kurias siūlo Canva, jūs pasirinkite žemiau esančias nuotraukas, na ir čia galite duoti paiešką ir turėti. Pas mane, kaip matote, ir Vilnius, ir kompiuteris, tai aš galiu, sakykime, pasirinkti kompiuterį, na ir atkreipkite dėmesį vėlgi, prisiminkite, kad su karūnoms reikėtų neimti, bet tada galime imti tokias nuotraukas, kurios galbūt atrodo neutralios ir galite naudotis. Čia net nepamačiau, kaip įdėjau tą patį liūtą žemiau. Na, o šitą nuotrauką aš bandau įkelti čia. Įsikėlus čia, atkreipkim dėmesį, kaip ir sakiau, galbūt jūs tų rankų labai daug nenorite, arba kaip tik galbūt jūs norite palikti tokį tik tais variantą, arba nenukirsti rankų, palikti tokį variantą, tai čia tokiu būdu jūs nusistatote tiek, kiek norite ir ką norite matyti. Jeigu pažiūrėjus nuotrauką netiko, visada į jos vietą galime įkelti kitą nuotrauką ir įkelus kitą nuotrauką vėlgi galime turėti ir žiūrėti, kaip jinai atrodys. Na va, ir turime jau ir nuotraukas, turime jau ir šituos sutvarkytus tekstus. Aišku, be šitų visų, kas jau yra siūloma, mes galime prisidėti ir savo objektų ir tuos objektus pridėję mes vėlgi galime juos redaguoti. Bet tai jau kalbėsiu kitame vaizdo įraše.